Sveiki, čia Ramūnas, stoviu prie picos krosnės. Tai yra tam restorane, kur vyks klientų magnetas ir aišku, pirmiausia noriu pasveikinti jūs su dalyvavimu, kurie jau šitie, kurie matot video, jūs dalyvausit. Ir norėčiau apžvelgti tris pagrindinius dalykus, kuriuos labai, manau, svarbu prieš šeštadienį. Tai yra pirmas dalykas, aišku, bus kur tai yra, kur tai vyksta, kaip atvažiuoti. Antras tai yra kokia programa bus, ką darys, kam, ta prasme, kokia apskritai dienos programa. Ir trečias tai yra ką turėti, ką atsivežti ir ką žinoti būnant čia. Gerai, pradėkime nuo pirmo, tai yra pačiam gale video matysite mano važiavimą, pasistačiau kamerą mašinoje, kad nufilmuočiau grinai, kur čia yra. Kur čia yra šitas Vaidilutės 24 restoranas, beje, adresas lygiai taip pat, duosiu žemėlapį. 5 gal 6 km nuo pačio centro, nuo Žirmūnų yra tik tai keli kilometrai. Tai yra Valakampių paplūdimys. Čia kaip pavažiuos, matysite pačiam video, tai yra, kaip pamatysite, purpurinės karvės, žinokite, kad jau atvažiavote. Stovėjimo vietos čia yra pilna, reiškia jums nereikės tų rūpintis, pastatysite tikrai mašinas. Tai čia apie važiavimą. Antras yra, ką turėti. Tai, aišku, pirmiausia, tai yra, siūlau turėti laptopą ir būtinai reikėtų pasirūpinti, jeigu galite, tai pasirūpinti internetu, kadangi čia yra Wi-Fi'us, taip, bet 30 žmonių prisijungia, gali būti, kad jisai bus lėtas ir tikrai siūlyčiau turėti ar tai telefonę, ar kažkur kitur internetą, kuris tikrai ten labai nedaug išnaudosi, bet bus geresnis ryšys jums patiems. Pietum pasirūpinsim. Tiksliau bus užkandžiai, bus arbata, visą tai pasirūpinta bus, dėl to galite galbūt atsivežti kažkokių riešutų ar vaisių, kokie jums patinka, bet užkandžiais ir arbata arba kava, kas norės, jau pasirūpinom. Ir trečias, tai yra kokia programa. Tai programa tokia bus, kad mes peržiūrėsim, kaip ir sakiau, 3 žingsniai tie bus. Tai yra pirmiausiai, aišku, padarysime tokią apžvalgą, padarysime intro, kuriame tiesiog apžiūrėsime, kas svarbu, kaip, kokia dienos, sakykime, ta visa eiga bus ir ką reikia žinoti. O po to yra 3 tos temos. Tai yra, pirmas tai yra sužinoti, ko iš tikrųjų žmonės nori arba kaip sužinoti, ką jie nori pirkti iš mūsų. Ne? Mes turime produktą, bet ką jie iš tikrųjų perka, nes jie neperka mūsų produkto. Antras tai yra labai svarbu sukurti turinį, kuris būtų teisingas, įdomus ir padedantis jiems pasiekti arba eiti bent jau link savo tikslo kuo greičiau. Tas labai svarbu. Ir trečias, vienas iš pagrindinių žingsnių, kam daugiausiai ir skirsime laiko, tai yra pažiūrėsime, kur yra tos vietos ir kaip galima pasirodyti tam klientui, mūsų tam geidžiamam klientui, tą žinutę, kurią mes sukūrėme ir tą informaciją, kurią mes duodame. Tai būtent Facebook'o, šiek tiek apie Google reklamą. Ir pažiūrėsime, kaip labai tiksliai galima kiekvienam iš jūsų, kiekvienam jūsų verslui nusakyti, kas yra svarbu. Ir kaip pasiekti tą klientą. Ir tai padaryti, aišku, kad įsipirktų. Ir pagrindinis dalykas, ką dabar reikėtų jums padaryti, yra apačioje yra forma, kurią būtina užpildyti kiekvienam dalyvausiančiam, būtina užpildyti ir šiek tiek papasakoti apie savo verslą, atsakyti į tuos klausimus. Stenkitės kuo giliau, kuo iš tikrųjų įsigilinę į kas iš tikrųjų už viso to slypi. Tai labai padės tiesiog čia pagreitinti procesą ir kuo mažiau praleisime aiškindamisi, tuo bus aiškiau ir geriau. Tai sekantis žingsnis tiesiog. Apačioje yra registracijos forma, tiksliau ne registracijos, negi anketa, kurioje jau tikrai reikia jums užpildyti kuo daugiau duomenų, bet tai jums labai padės. Ir sekantis tai yra video, kuriame parodysiu, kaip čia atvažiuoti. Stenkitės būti jau 9 valandą, kad mes jau pasiruošę būtume, dėl to stenkitės atvažiuoti prieš 9. Ir viskas. Tada dar kartą sveikinu, kad prisijungėte, laukiam ir pamatysite, bus tikrai įdomi ir labai smagi diena. O mes paruošime stalus, paruošime gražią aplinką, gal šiek tiek muzikos, bus filmavimas, kaip ir sakiau, ir mes įgyvendinsim tuos tikslus, kuriuos užsibrėžėm, tai yra tikslų žingsniai, ką daryti, kaip daryti ir kurioje vietoje daryti, visa tai bus įamžinta. Tai tiek, iki, Ramūnas, forma apačioje, dabar video, kaip čia atvažiuoti. Iki.